Sveiki! Keliaujame su vaikais ne pirmą ir ne antrą kartą. Per kelionės prisikaupė šiek tiek patarimų, kuriais norime pasidalinti, kurie palengvina mums kelionę ir padaro ją smagesnę ir lengvesnę. Tai dalinamės 12 patarimų padėsiančių kelionėje su vaikais, keliaujant mašina. Turėkite alyvos, nes per nuotraukas nesimato, ar duris girgždės ar negirgždės, o kai vaikus užmigdot, tai tikrai norėtųsi, kad negirgždėtų. Pavyzdžiui, čia. Per nuotraukas tikrai nepamatysi. Tiesa, čia ne alyva. Tiesa, čia ne alyva, o argano aliejus. Nes neturiu kitokio dalyko, nepasiėmiau alyvos, bet labai padeda, tik labai gaila. Dabar pabandykim. Čia inspektorius Andukas. Dar girgžda. Dar reikia iš kitos pusės. Vienu žodžiu, daug tokių durų esu sutaisiusi, tai aliejus, alyvos, aliejų esu naudojusi, net alyvogių, kai reikėjo suktis iš padėties, bet reikia tokio tirštesnio truputį, va, kaip alyva. Čia turbūt svarbiausias dalykas, nes kokių 9 procentų va tokios yra rankenos. O dar su alyvų galėjom, jeigu jūs subraidėte mašiną, vieną kartą Ievos mama davė patarimą, mes subraidėm mašiną Tenerifei, sakė patepti aliejum, patepėm aliejų ir su mūsų subraidžimu nepastebėjau, nieko nemokėjom baudos. Vienas patogiausių dalykų, tai yra nešyklė, ypatingai taupant vietą mašinai. O va, užsidėsiu Anduką ir vaikui labai patogu. Ir Andukas čia ir pamiega, ir pavalgo, nereikia išsitraukti, ir žiūri, žvalgosi, labai mėgsta, ir visada ramus būna, nes prie mamos. Tai tikrai vienas pirmųjų dalykų, kurį rekomenduočiau, tai patogi nešyklė. Šita yra su dirželiais, visur pasididina, pasimažina nuo 4 mėnesių iki 3 metų tinkama netgi. Tai labai patogus dalykas. Jeigu lovos vienas kraštas yra laisvas ir nėra nieko paremta, tai kad vaikas neiškristų, pridedam visada, pristumėm kėdes ir pagalvės tiesiog pridedam. Tai tada galima bet kokios lovos rinktis, nebūtinai vaikiškas lovytės. Čia aišku, kas miega su vaikais. Mes tai su vaikučiais miegam. Labai patogu vietoj vežimėlio paimti paspirtuką, jeigu vaikas jau šiek tiek vyresnis, apie 2 metus, kanukai 2,5. Ir jeigu, aišku, mėgsta paspirtuką, tai pats ir pavažiuoja, ir stumti galima, ir kai pavargsta, pasėdi, kanukas gali ir valandą ilgiau sėdėti. Žodžiu, labai pasiteisinęs dalykas. Ir vietos beveik neužima bagažiniai, tai labai patogu, nereikia vežimėlio didelio grūstis. Sysiu nori? Taip. Nusipirkite kelioninį puoduką, jeigu jau vaikas į sauskelnes nebedaro reikaliukų. Labai patogu, nes gali įsitraukti bet kur, bet kada, nereikia ieškoti tam patogios vietos, nereikia ieškoti restoranų ar kitų viešųjų tualetų. Be to užima ne tiek ir daug vietos, kuprinėje visada galima laikyti vežimėlyje. Tai, žodžiu, labai rekomenduoju nusipirkti tokį ar panašų puoduką. Plius iš jo neįsipila niekas, jisai užsidaro sandariai ir gali taip ir nešiotis visą dieną, o vakare išpilti ar išpilti kažkur kitur, kur randi. Turėkite mažų lempučių, mes turim 2, tokią ir paskanuką tokią, nes naktį, kai vaikai užmiega ir reikia kur nors nueiti, ar šiaip pasivaikščioti, ar į tualetą, tai nesinori jungti visos šviesos ir prižadinti vaikų, tai labai padeda pasiėmus savim lemputę ir eini ir niekur neatsitrenki ir, žodžiu... Gerai. Niekur neatsitrenki ir nueini savo saugiai. Tai mes šitas pirkom Ikėjai, labai tikrai praverčia. Šitą parodyk lemputę. Matyk. Mažas sulankstomas vežimėlis, kuris užima labai nedaug vietos ir sveria tik 6 kilus su trupučiuku. Labai patogu, puikiai išsilanksto, yra ir gulima padėtis.
Žodžiu, va, daiktams susidėti, randukui ir kanukui labai geras daiktas. Pasimkite savo vaikučio antklodę, va šito vaikučio, nes vaikutis vakare ramiau užmigs, jausis kaip namie su savo antklode. Svarbu jos neišplauti prieš išvažiuojant, kad jaustųsi kvapas savo. Nors ir keturviečiai kambariai, dažnai būna, kad pritrūksta antklodės, arba jinai būna viena didelė ir vaikučių tada būna nepatogu. Ir aš dar net savo pasiemu, nes tikrai praverčia daugiau turėti. Kartais tikrai būna pritrūksta arba jos būna tokios mažos. Jeigu girgžda lovos, tai ne problema. Galima nuimti čiužinius ant žemės ir miegoti ant žemės. Taip esame darę ne vieną kartą, tikrai labai pasiteisina, nes naktį gulėti ir bijoti sujudėti, tai nekas. Ir neišsimiegosit, ir nepatogu, ir nugulėsit kokį šoną. Tai ant žemės nuimti čiužinius tikrai labai geras sprendimas. Ir plus, jeigu neužtenka vietos, nuėmus ant žemės čiužinius ir juos sustumus į vieną eilę, tai pasidaro daugiau vietos irgi miegoti. Nupirkite naujų žaislų, o pavyzdžiui šitą nupirkom, nes kai atvažiuojate į naują vietą, tai reikia kelių minučių, kad ten įsikrauti daiktus, tai nauji žaislai visada praverčia, nes vaikai susidomi, turit tas kelias 5 ar 10 minučių, kurios labai labai daug reiškia. Ir mašinai labai praverčia nauji žaislai, nes kartais jau sunku ir vaikam važiuoti, tai nukreipti dėmesį tas irgi 50 ar 15 minučių, kol bus sustojimas, tai tikrai labai padeda. Tai mes visada vežiojamės maišelį naujų žaislų ir dar vietoj nuperkam. Nieko brangaus neperkam, visada kokie niekučiai sudomina. Kartais net ir naujų žaislų nereikia, užtenka kokio butelio ar maišelio. Vis aišku, nuo amžiaus priklauso. Jeigu maitinate sveikiau arba tiesiog norite savo maisto tokį, kokį esate įpratę valgyti, tai labai padeda termosai. Mes dažniausiai tiesiog grikius ar avižinės kruopas užpilame verdančiu vandeniu ir jie tiesiog išbrinksta. Aišku, dažniausiai sustojame suvalgyti, bet šį kartą kanukas labai norėjo, tai ir mašinai davėme. Kai ieškote buto bookinguose ar kur nors kitur, ar Airbnb, žodžiu, kur ieškote, atkreipkite dėmesį į kambarių išsidėstymą ir ar yra duris. Ne vieną kartą pasitaikė, kad parašyta, jog yra 2 kambariai ir tada atvažiuojam ir pamatom, duris demonstruoja. Nusmagios duris, kad nėra durų. Tai kokia prasmė iš tų kambarių, jeigu vis tiek viskas girdisi, nes be durų. Pavyzdžiui, šitam bute Vroclave buvo parašyta, kad 2 kambariai, bet durų nebuvo. Tai, žodžiu, triukšmas buvo. Ir dar taip padarytos nuotraukos, kad iš tikrųjų ir nesimato durų. Tai arba skaityti aprašymus reikia labai atidžiai, arba nuotraukas labai atidžiai stebėti.